Sveiki gyvi. Ar girdite mane? Viskas tvarkoj, galit patvirtinti. Į čatą ar kas nors iš organizatorių. Kad pats su savim nekalbėčiau. Taip, čatas rodo. Girdime ir matome. Gerai. Taip. Tai ką, smagu matyti, nematyti, bet jausti susirinkusią auditoriją tokį karštą rudens popietę, beveik kaip vasaros pratęsimas. Ir mano pranešimas šiek tiek nukryps nuo tos iš anksto deklaruotos temos, reiškia, bet tiesiog aš ją truputį pakoregavau, bet man atrodo, nuo to jis bus tik tai įdomesnis. Ir, reiškia, pranešimo tema, kaip matote, yra Amazonė, kaip iš kirvio išvirti sriubą. Kas mėgsta keliauti gamtoj ir ypač, reiškia, jeigu ta kelionė tęsiasi ne vieną dieną, turbūt žinot, kad jau į pabaigą ten paskutinį vakarą nelabai kas būna likę ir reikia iš to kirvio virti sriubą. Tai viskas čia ir bus apie tai, kaip tą padaryti Amazonė. Taip. Na va, čia mano, reiškia, trumpas prisistatymas, kas nepažįsta, tiesiog pliki kažkokie skaičiai, faktai, kurie labai daug nieko nesako ir porą nuotraukų. Apatinė tai tokia įprasta, o viršutinė vakar paprašiau ChatGPT sugeneruoti, pateikęs savo biografijos Amazonė faktus. Nu tai kažkaip panašiai, žinokit, ir jaučiuosi, kaip tas vyrukas viršutiniai nuotraukai. Tai yra jau Amazonė jaučiuosi toks kaip šiek tiek dinozauras. Per tą beveik 15 metų jau ir plaukai pakeitė spalvą, ir vaikai užaugo, ir kažkaip su žmona 35 metus neseniai atšventėm, ir viskas tai kažkaip savaime atsitiko, bet kur link aš suku, kad viskas tiek gyvenime, tiek versle yra long termas. Jeigu kas nors šiandien tikitės, kad aš pateiksiu kažkokių receptų, kur get rich quick, tų schemų vadinamų, kur, reiškia, šį mėnesį pradėsit, kitą mėnesį padarysit 100 000 Amazonė apyvartą, o per sekančius metus padarysit milijoną, o per dar sekančius jau uždirbsit milijoną, reiškia, pelno, tai žinokit, nebus tokių dalykų. Ir jeigu turi tokių vilčių, tai geriau išjunkit kompiuterį ir eikit gert kavos. Tiesa, po pusvalandžio sakė, ir taip bus pertraukėlė, tai labai aš jūsų nespėsiu nukankinti iki tos kavos pertraukėlės. Na va, o kam įdomu daugiau, plačiau, giliau, galit pasižiūrėti mano pokalbius YouTube su Aivaru Milašausku, tiesiog įveskit Žydrūnas Amazonė į Google ir reiškia, ten rasit daugiau tipsų, visokių istorijų ir anekdotų. Judam toliau. Ko nebus, jau pasakiau, šiandieną nebus, reiškia, jokių get rich quick schemų, jokių bullshitų, jokių ten, reiškia, pasiskaičius teorinių dalykų, bus tik grinai mano ir mano paties gerai, reiškia, Amazonė prekiaujančių kolegų praktika. Viskas grinai iš praktikos ir tik tai paties išbandyti dalykai. Tai turinys, kaip matot, reiškia, tiesiog pradžioj pakalbėsim apie tuos pokyčius, kurie iš viso yra vienintelis stabilus dalykas šitame gyvenime. Po to vėl priminsiu ir dar kartą parodysiu, kad Amazonas vis tik yra didžiulis svertas ir reiškia, viena iš tų vietų, kur vis dar galima iš kirvio išvirti sriubą. Nedaug jau tokių vietų likę, kur tai galima padaryti.
Po to paliesim, aišku, naują šitą buzzwordą, tą AI arba dirbtinį intelektą lietuviškai ir, reiškia, pakalbėsim apie jo perspektyvas, pasakysiu savo nuomonę truputį iš tokios ir mokslinės, ir praktinės pusės. O pati įdomioji ir labiausiai praktiška dalis ir bus apie tą sriubą, nors apie ją bus užuominų visose, reiškia, punktuose. Po to sužinosi 3 svarbiausius dalykus Amazono versle ir kaip visgi pasiekti tą išsvajotą finansinę laisvę. Ir į pabaigą panagrinėsim būtent klaidas ir klystkelius. Aš esu iš tų vyrukų, kuris turbūt beveik visas įmanomas klaidas padaręs Amazone ant savo kailio ir dėl to galiu pasidalinti su jumis, kad jums mažiau jų reikėtų daryti. Ir kas jau iškentės iki paties galo, ten jau po pertraukos ir bus, reiškia, pabaiga, tai dar pamatys ir tokį bonusinį, reiškia, kaip pakelti savo pelningumą nuo 5 iki 35% Amazone. Na va, tai apžvelgėm visą turinį ir judam toliau prie jo atskirų punktų. Taip, kaip sakiau, stabiliausias dalykas šitam gyvenime yra pokyčiai. Dabar girdim Amazone labai daug visokių tų, reiškia, kalbų, reiškia, pokyčiai, FBA mokesčiai keičiasi, viskas keičiasi, reiškia, aišku, į vieną pusę. Nelabai girdėčiau, kad koks nors mokestis būtų sumažėjęs, nu nebent vienas 3 kartus padidėjęs, tada kitas jo sąskaita 20% sumažintas. Tokie variantai galimi, bet įvairūs ten, reiškia, galimi tie FBA mokesčiai, jie pastoviai didėja. PPC, pay per click, reiškia, reklamos mokesčiai pastoviai didėja, tik tai, reiškia, ir visi tuo skundžiasi. Sandėliavimo mokesčiai, per didelių sandėlių mokesčiai, per mažų sandėlių mokesčiai, sandėlių limitai, reiškia, dabar dar visokie kitokie dalykai. Tai, reiškia, aš prisiminiau tokią pasaką apie Čipoliną, kur ten bandė apmokestinti orą ir lietų ir kvėpavimą žmonių. Tai greitai, manau, ir Amazonas pasieks tokį lygį. Bet ne veltui šitas visas vyksta, visgi patį Amazoną irgi labai spaudžia įvairūs konkurentai, visokie tiktokai, Temu, kinai, ir jiem nėra toks saldus gyvenimas. Ir aišku, vyriausybės visos važiuoja, yra bandymai reguliuoti ir tai iššaukia tą tokį, reiškia, darvinišką išgyvenimo, reiškia, tiesiog pokytį, kai jie irgi ne iš gero gyvenimo priversti, reiškia, keisti ir kelti tuos mokesčius. Bet aš siūlau tiesiog nelabai reaguoti. Jeigu jūsų draugas Petras skundžiasi, kad ten, reiškia, jam padidėjo kažkoks FBA mokestis, jūs tikrai neturite dėl to stresuoti. Jūs turite tiesiog žiūrėti į savo konkrečią situaciją, žiūrėti į savo konkrečius mokesčius ir prisitaikyti prie jų. Kaip matot, tame paveiksliuke labai gerai pavaizduota ir berods kinų ar kažkurioje kitoje rytiečių kalboje, reiškia, žodis pokytis yra tas pats kaip žodis galimybė. Tai yra toks pat žodis. Tai jūs žinokit, kad tie pokyčiai vieniems, reiškia, jie tiesiog yra galvos skausmas ir stresas, o kitiems, kurie sugeba prie jų prisitaikyti, tai yra naujos galimybės. Tiesiog jūs pabandykit pasižiūrėti į tuos pokyčius iš kito taško, nes tie pokyčiai yra vienodi visiems. Vienas labai geras dalykas, kad visi, nu, išskyrus ten kinus, kurie bando ten blechetus ar kažką tai daryti apeidami taisyklės ir įstatymus,
žaidimo taisyklės yra visiems vienodos. Ir, reiškia, išlieka, aš nežinau, aš nelabai tikiu Darvino teoriją ir tiksliau visai netikiu, bet tas faktas, kad išlieka nestipriausi, negudriausi, negreičiausi, o geriausiai prisitaikantys prie pokyčių. Tai su šituo aš sutinku pilnai 101%. Reiškia, ir žinokit, tie visi, reiškia, iš aplinkos einantys signalai, reiškia, stresiniai, kad čia labai greitai vyksta, dabar, reiškia, AI, čia GPT, viskas čia išmes iš darbo ir taip toliau, daug visokių, reiškia, technologijų vystymasi, mes atsiliekam nuo jų. Tai žinokit, mes šituose dalykuose absoliučiai ne vieniši. Ir jeigu taip pasižiūrėjus laike, maždaug 2,5 tūkstančių, tik 2,5 tūkstančių metų atgal, reiškia, ten yra citata. Pokytis yra vienintelė konstanta, Heraklitas. Tai va, tai žinokit, ir tais laikais lygiai taip pat buvo tie pokyčiai. Na, įsivaizduokit, žmonės neseniai išėjo iš urvų, reiškia, iš gamtos tenai, reiškia, ir dabar atėjo į kaimą. Miestai buvo paskui. Ir jeigu tave kas nors gyvenusi ten šimtus ir tūkstančius metų gamtoj ištrauktų į kaimą, kur maistas verdamas ne ant laužo, o reiškia ant pečiaus specialiai padarytų. O jei koks pokytis, kur visi gyvena ne kažkokiuose ten palapinėse, vigvamuose, o kažkokiuose namukuose pasistatytuose. O jei koks pokytis, kokios technologijos. Taip kad, žinokit, čia porą tūkstančių metų, reiškia 2,5 tūkstančio metų atgal, lygiai taip pat vyko tie pokyčiai, kaip ir dabar vyksta. Na, aišku, lygis buvo visai kitas, bet žmonių smegenim, žmonių mentalitetui, žmonių mąstymui, reiškia, krūvis buvo labai panašus. Taip kad vienas ir pagrindinis mano receptas dėl pokyčių tiesiog nekreipti dėmesio į tuos, kurie jūsų neliečia, nekreipti dėmesio į tą bendrą spaudžiančią aplinką, kad čia dabar viskas blogėja, viskas bus blogai, o tiesiog pasižiūrėti konkrečiai, kurie tie pokyčiai Amazonų nuo mokesčių, sandėliavimo ar dar bet kokių kitokių dalykų, reiškia, liečia jūs konkrečiai ir jūsų produktus ir dirbti tik tai su tais pačiais dalykais. Aš atsimenu, reiškia, vėl žiūrint į tuos pokyčius prieš 10 metų Seller Central, Amazon Seller Central, šitas pagrindinis jūsų darbo įrankis, ekranas, kai atsidarot, reiškia, Amazoną ir dirba toje sistemoje. Žinokit, jis buvo, ten buvo, reiškia, dalykų, sakyčiau, nuo 5 iki 10 kartų mažiau. Prasme, bet dabar, kai aš atsidarau, aš jau pats tenai apačioje, kai matau visus tos galimybės, kiek ten Amazonas duoda naujos informacijos, kiek visokių vidinių įrankių, aš pats jau pusės jų nežinau, bet man jų ir nereikia. Jeigu aš nežinau, tai mano komanda žino, kuriuos jiems konkrečiai reikia. O niekada nereikia visko žinoti, niekas nežino visko, reikia žinoti konkrečius jums svarbiausius dalykus. Tai va, tai kaip ir skalbimo mašina, sakykime, yra ten 50 programų, kiek jūs jų naudojat? Aš tai kokias 2-3, maks iki 5, reiškia. Jūs turite žinot konkrečiai savo kasdieniniam naudojime svarbiausius dalykus ir dirbti su jais ir vėl tuo pačiu 80-20 Pareto principu, atmesdami tuo 80% triukšmo. Ir taip jūs būsit daug efektyvesni ir pasieksit daug daugiau, negu išsiblaškydami į visas puses ir reaguodami į kiekvieną įmanomą iš tų pokyčių, nepriklausomai nuo to, ar jis jūs liečia ar ne. Na va, tai gal užteks jau čia apie tos pokyčius, manau, kad gan aiškiai išdėsčiau. Jeigu kam nors kas neaišku, tai kaip visada čate arba po to duosiu kontaktus, galėsit užduoti bet kokį klausimą liečiantį Amazoną ir tikrai gausit atsakymą pakankamai operatyviai. Toliau judam. Sekantis dalykas. Amazonas buvo ir yra didžiulis svertas versle.
Kaip jau sakiau, reiškia, ne tiek daug yra tokių vietų, aš visą laiką ieškojau, reiškia, turėjau tikrai nemažai verslų čia Lietuvoje, įvairių, reiškia, ne onlaininių, daugiau ir offlaininių, ta prasme, nekilnojamas turtas, mediena, tarpininkavimas, finansai, dar ten galėčiau vardinti ir vardinti nesustodamas, bet žiūrėdamas į visą spektrą galimybių ir tų verslų, reiškia, aš niekada iki tol, kol pats įėjau į Amazoną, nebuvau matęs tokio sverto, kuris suteiktų tokias galimybės. Čia kaip Archimedas sakė, duokit man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę. Tai va, duokit man Amazono verslą ir aš irgi padarysiu tai, ką atrodo sunkiai įmanoma padaryti bet kur kitur. Ką tai reiškia šitie mano išvedžiojimai praktiškai? Praktiškai tai reiškia, kad jūs turėdami gana nedidelę pradinį kapitalą, sakydamas gana nedidelį, vis dar galiu pakartoti, kad tai yra pakankamas kapitalas nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Manau, kad tiek visada galima užsidirbti, atsidedant, susirasti, pasiskolinti iš močiutės, draugų, iš uošvio geriau nesiskolinkit, nes yra nemaža tikimybė, kad liks nulis, ta prasme. Bet tokią sumą pinigų tikrai bet koks, reiškia, dirbantis sveikas žmogus su galva, rankom ir kojom gali surasti ir startuodamas su tokia suma, reiškia, pasimokęs Amazono kursų, padaręs pats nemažai eksperimentų ir klaidų, po kurio laiko gali per gana trumpą, sakykime, laiką, per pusmetį ar metus išvystyti tokį verslą, iš kurio jau galėtų pragyventi. Na, kaip pavyzdys, tai būtų pragyvenimas, manau, 5 ar 10 tūkstančių, reiškia, pelno, reiškia, mėnesinio, tai jau būtų, reiškia, normalus pragyvenimas, aš manau, mūsų aplinkoje. Kad gauti 10 tūkstančių mėnesinio pelno, manau, reiškia, racionaliai skaičiuojant, užtektų padaryti maždaug 50 tūkstančių mėnesinę apyvartą, na, padauginkit iš 12, tai yra, bus apie šiek tiek virš pusės milijono metinį apyvartą. Šitą lygį sėkmingi žmonės gali pasiekti, na, per kokius metus, porą, tikrai. Nereikia tam laukti 10 metų. Tai jūs man parodykit kitą verslo rūšį, kur įdėjęs, reiškia, 5 ar 10 tūkstančių eurų, po metų gali, reiškia, garantuotis savo pragyvenimą ir po to, aš nesakau, kad čia kas nors sustoja, reiškia, tai yra tik gera pradžia. Tie, kuriems sekasi, viršutinės augimo ribos nėra. Tikrai yra, reiškia, įmanomi ir praktiškai patikrinti ir yra pavyzdžių ir Lietuvoje, reiškia, iš vieno produkto darantys 5 ar 10 milijonų metinę apyvartą, reiškia, tai gali būti vieno žmogaus šou. Vienas žmogus gali tą valdyti dėl to, kad platforma duoda tokį svertą ir padeda ant lėkštutės tiek įrankių, kad jums tiesiog suteikiama galimybė įvaldžius pakankamai tuos įrankius padaryti tą. Vėlgi, aš čia kalbu ne kažkokią savo nuomonės ar pasiklausęs kelių draugų ar mūsų ten bendruomenės, na, sakykime, kelių šimtų ar tūkstančių žmonių, aš kalbu žiūrėdamas į bendrus Amazono duomenys. Čia gali jau poros metų senumo, bet, reiškia, yra bent 60 tūkstančių verslų Amazone, atskirų skirtingų verslų iš įvairiausių šalių, įvairiausių valstybių, reiškia, ten yra statistika smulkesnė, kas kaip iš kur, bet čia tiesiog dėl vietos stokos to nedarysiu, bet yra virš 60 tūkstančių verslų, darančių daugiau kaip 1 milijoną apyvartos Amazone.
Tai jeigu jie dar ir moka skaičiuoti, tai bent jau 100 ar 200 tūkstančių, o gal ir dar daugiau, per metus uždirba kaip gryną pelną. Nes apyvarta yra tikrai tuščias rodiklis, parodysiu tai paskui, kai kalbėsim apie skaičius. Yra 350 tūkstančių atskirų verslo vienetų, kurie daro virš, reiškia, 100 tūkstančių apyvartą Amazone metinę. Na tai įsivaizduokit, koks tai yra, reiškia, grandiozinis skaičius. Tai būtų, kokia 15% Lietuvos gyventojų. Aišku, čia pasauliniu mastu tai nėra daug, bet iš tikrųjų šitie skaičiai tik tai dar ir dar kartą rodo, kad yra tos galimybės Amazone padaryti gerą verslą ir niekada nevėlu, reiškia, ten, kaip prisimenant praeitą skaidrę apie pokyčius, visą laiką, reiškia, girdžiu, kad jau čia, reiškia, e-mailų marketingas mirė, dar kažkas mirė, Amazonas jau ne tas kaip prieš 10 metų, jau čia visiškai pasikeitė. Taip, visiškai pasikeitė, bet, kaip sakė Bezosas, Amazono įkūrėjas, reiškia, vis dar yra ta pati pirma diena Amazone ir vis dar galit surasti jame savo nišą, reiškia, nes pirkėjų ten daugėja dar greitesniais tempais negu pardavėjų. Vėl ta pati statistika, kad plečiasi, auga onlainas, kad Amazonas užima vos ne 40% Amerikos e-komercijos ir kitose pagrindinėse rinkose irgi turbūt panaši dalis, reiškia, pats onlainas visas, reiškia, kaip verslas sudaro dar vėlgi tik kažkur apie 20% eilės, reiškia, 80% pardavimų visų pats, sakykime, man pasauliniu mastu, vis dar yra offline. Tai yra vis tiek ateis laikas, kai šitas bus 50-50 ar kažkokiom panašiom proporcijom, niekada neišnyks offline-inis apsipirkimas, ko gero, bent mūsų gyvenamų laikotarpio aš tos galimybės nematau, bet augimas šito online verslo ir konkrečiai Amazono, reiškia, kaip platformos augimas, reiškia, tikrai yra įspūdingas ir tikrai kiekvienam, reiškia, ten vis dar galima atrasti vietos ir vis dar yra pirma diena Amazone ir vis dar yra tas didžiulis svertas ir didžiulės galimybės, jeigu ten, reiškia, tinkamai veiki, jeigu moki jas išnaudoti. Na ir jeigu tau pasiseka, yra ir sėkmės elementas, bet čia ne tokio lygio sėkmės elementas, kaip išlošti loterijoje. Ne, čia tokio lygio sėkmės čia nereikia. Bet, paprastai, kuo daugiau dirbi, tuo daugiau sekasi. Čia irgi yra turbūt tokia nerašyta taisyklė. Gerai, judam toliau nuo tų svertų. Dar iki pertraukos, manau, spėsim apžvelgti šitą naują buzzwordą, tą vadinamą AI arba dirbtinį intelektą, kuris jau dabar turbūt kiekvieno lūpose, konferencijose, pranešimuose, diskusijose, kur tik noriu. Žinokit, aš kaip matematikas, kaip eks-mokslininkas, šiek tiek išmanantis tuos dalykus ir dar atsimenantis, reiškia, ankstesnius įvykius su šituo AI, čia nieko naujo. Dirbtinis intelektas neatsirado 2015 ar 2020 metais. Čia yra maždaug trečia dirbtinio intelekto iteracija. Pirma buvo, reiškia, kažkur karo metu, netgi prieš karą, tos vadinamos Turingo mašinos ir taip toliau, visi kiti išvestiniai dalykai. Ir būtent yra
AI'us arba dirbtinis intelektus turėjo kelis tuos bumo periodus. Tai pirmasis tas bumo periodas buvo tarp 40 ir 56 metų, kada mokslininkai kūrė visokius neuroninius tinklus, bandė, reiškia, šiek tiek jau žinodami šį bei tą apie smegenis, apie kuriuos iki šiol labai mažai dar žino, reiškia, tiek biologija, tiek medicina, nes žmogaus biologija turbūt pats sudėtingiausias įmanomas dalykas šitam pasauliu, daug sudėtingesnė net už kvantinę fiziką. Tai va, tai ta pirma iteracija buvo ir kai kurios, reiškia, tų matematikų, tų programuotojų sekretorės, reiškia, laisvu laiku, reiškia, šefui nematant, bandydavo, reiškia, pasišnekėti su to dirbtinio intelekto vadinamom programom, kurios bandydavo komunikuoti su žmonėm, jos bandydavo, reiškia, pavyzdžiui, duodavo komplimentus, o kaip tu čia gražiai atrodai, kokia tavo suknelė gražiai ir panašiai. Čia anekdotai, bet tiesiog visą laiką nuo tų jau pradinių laikų žmonės bandė programiniu būdu suprogramuoti kažką panašaus į žmogaus smegenis ir kad programa imituotų žmogaus elgseną. Oi, tai yra kol kas misija nelabai įmanoma, dar toliau pratęsiu. Tai yra antrasis tas, reiškia, dirbtinio intelekto bumas buvo 80-88 metais, būtent tuo metu, kaip aš studijavau Vilniaus universitete ir dirbau ten, labai gerai atsimenu, ten pirmus kompiuterius, kurie ten buvo kaip kambario ar salės dydis su daugybė lempučių perfokortom, vėl, reiškia, atėjo ir praėjo. Čia jau šito bumo laikotarpiu, reiškia, buvo investuoti dideli pinigai. Ten, jeigu pirmo bumo laikotarpiu, tai buvo labiau toks mokslininkų, tokių profesionalų, matematikų, reiškia, programuotojų užsiėmimas, nedidelio būrelio žmonių, ir 80-88 metais jau daugybė kompanijų, verslų bandė, reiškia, šitas programas įdarbinti savo naudai, savo versluose, sukurdami įvairias sistemas, kurios pakeitė daugelio žmonių darbą. Tikrai, jeigu sėdi buhalteris ir skaičiuoja ant popieriaus, ten, reiškia, piešia ekseliukus, kol dar kompiuterių nebuvo, sakykime, 70-80 metais, tai vien kompiuterio įsigijimas, Excelio padarymas, ar dar automatinis suprogramavimas buhalterijos, čia yra žvėriškas patobulinimas. Viena ta programa, nežinau, kiek buhalterių gali pakeisti, ir programos ne tik apie buhalteriją, apie sandėlius, apie verslo valdymą, apie visus galimus aspektus. Tai šitie dalykai yra gana lengvai suprogramuojami ir padaromi. Čia viskas yra tik tai apie informacijos kiekį, jo apdorojimo greitį, programų, reiškia, greitį ir kompiuterių galingumą, reiškia, ir tiek žinių. Tai va, bet to antrojo bumo atveju buvo suinvestuoti jau milijardai, bet ir tai nuslūgo. Nes pamatė, kad visgi tas AI-us toli gražu negali visų uždavinių atlikti, kur žmonės labai būtų norėję, kad jis galėtų tą padaryti, bet dėja, ir pamatė tą jo ribotumą, tiesiog vėl investuotojai nusisuko. Ir dabar vėl girdim naują AI bumą kai kam, kurie, reiškia, yra gimę šiam amžiui arba, reiškia, po 90 metų, nežinau, koks čia mūsų šios auditorijos amžius, bet įtariu, kad nemaža dalis gali būti ir tokių žmonių. Tai tie pirmieji du, ir ne specialistam, ne matematikam, ne programuotojam, nesigilinusiem į istoriją, tie pirmieji du AI-us bumai nelabai ir yra girdėti. Tai dabar jie žiūri visi kaip į tą naują kažkokį super duper daiktą, kuris čia pakeis pasaulį, išgelbės viską padarys už mus, o mums tik reiks įsižiojus, reiškia, pasėdėti ir palaukti, kol balandžiai kepti į burną įskris.
Nieko panašaus iš tikrųjų nebus, nes vėl ir šita iteracija, nepaisant to, kad labai pasikeitė galingumas, reiškia, labai padaugėjo duomenų, nes čia viskas vėl yra apie duomenis, ant kurių tas dirbtinis intelektas gali apsimokyti. Ir vėl, nu, nesigilinčiu čia į tuos dalykus kaip deep learning ar visus kitus ten terminus, tiesiog čia ne apie tai šiandieną tema, bet patikėkit, kad vėlgi šitas hypas irgi turi savo ribas, negalės nuhaikinti žmogaus biologijos ir padaryti medicininių eksperimentų, sukurti vaistų, kuriems padaryti reikalingi dešimtmečiai ir reikalingi eksperimentai, kurių rezultatų tiesiog nėra ir greitai nebus. Šito sufeikint kaip koks kinas AI jūs negalės, nu nebent paprašys jį sufeikint, tai šito gali. Ir dabar, vat, aš vakar specialiai bandžiau, reiškia, su tom savo sriubom skaidrėm, reiškia, ką AI jūs gali. Ir iškart pamačiau tą ribotumą, nes kai paprašiau ant puodo šono nupiešti oranžinį Amazono logo, labai aiškiai angliškai artikuliuodamas, reiškia, keliais būdais, spėkit, ką jis padarė. Jis padarė jokio ne oranžinį, o šiaip Amazono logo, puodo spalvos ir, reiškia, oranžinę sriubą vietoj to. Ir dar primėti apelsino, reiškia, skiltelį. Tai va, taip kad mano paties vakarykštė prezentacijos ruošimo patirtis su AI dar kartą rodo, kad reiškia, čia yra ribos. Ir porą dar sakinių, nes matau, kad jau pertrauką turim, reiškia, daryti. Būtent pinigai ir labai dideli pinigai ir interesai trukdo daugeliu žmonių matyti realybę, kai dideli rimti berniukai, Muskas, reiškia, Microsoftas, Gatesas, visi kiti mušasi didžiuliais pinigų maišais, kiekvienas kurdami savo, reiškia, AI-aus kompanijas, bandydami atsiriekti savo pyrago gabalą. Netikėkit tuo, ką sako žmonės, kurie yra suinteresuoti. Jie tiesiog jums nupieš rožinį paveiksliuką. Tai va, pinigai ir visi interesai čia labai žaidžia šituose žaidimuose ir dėl to ta, reiškia, visas bendras paveikslas yra iškreiptas, tikrai labai iškreiptas, o tikras detalės žino tik tai pakankamai nedidelis būrelis specialistų, kurie gilinasi, supranta, kiek tai iš vis galima suprasti, reiškia. Va, tai žodžiu, būkit ramūs, niekas nepadarys, reiškia, eks mašinos ar ko, kuri ateis pas jūs ir jūs neatpažinsit roboto, neatskirsit nuo žmogaus, nei pagal jo elgesį, nei pagal jo pokalbį. Nu, bent jau mano gyvenimo laikotarpio artimiausia 50 metų aš neplanuoju tokio dalyko įvyksiant. Ir Amazone naudojimas AI-us galimas, tikrai galimas, bet vėlgi yra ribotas. Irgi čia pagal tą patį hypą išgirsite daug, reiškia, siūlymų, vat ir ten viską Amazone už jūs padarys AI-us. Tikrai ne, netikėkit, nebus to. Labai ribotai, pasigerint paveiksliukus, reiškia, aš sakau iš praktikos, mes neneigiam šito įrankio, jis tikrai geras, jis tikrai padeda, bet jis tikrai turi labai savo ribas, nes kiekvieną kartą padarius ten kažkokį listingo elementą, ar ką, ar tai būtų nuotrauka, ar tai būtų aprašymas, ar tai būtų bullet pointai, tu turi žiūrėti ir taisyti, už nugaros stovėdamas. Tai mano atveju, turint tą patirtį ir komandos, mums daug paprasčiau yra patiems padaryti, parašyti tą dalyką, negu bandyti ten įdarbinti ChatGPT, paskui jį taisyti, paskui vėl duoti promptus, paskui vėl taisyti, nu, patikėkit, tai užima pakankamai daug laiko. Tai va, taip kad naudokit tai, kas jums veikia, kas jūsų konkrečioje situacijoje išbandžius jums tinka ir patinka, naudokit Amazone, bet tikrai tai yra pakankamai riboti dalykai. Na va, tai ačiū už kantrybę ir einam pagert kavos turbūt 15 minučių ir po to sugrįšim į tolimesnę dalį. Iki pasimatymo neužilgo.
Na va, sveiki po pertraukos. Turbūt galim pradėti jau visi po dozės kofeino ar bent kokių kitų stimuliatorių. Tikiuosi, pažvalėjot ir turėsim jėgų ir kantrybės pabaigti dar valandėlę ir viskas. Labai jūsų negaišinsiu. Taip, tai grįžtam prie esmės. Ten apžvelgėm aplinkas, reiškia galimybės, pokyčius, AI-ų ir dabar vėl visgi kaip iš to kirvio išvirti tą sriubą Amazonę. Nuo ko pradėti, ką daryti. Tai va, čia aš taip, reiškia, kaip virėjo terminais pabandysiu paaiškinti jums šituos amazoninius dalykus. Ingredientai tai gali dėti lygybės ženklą, tai yra Amazono produktai. Produktai, kuriuos, reiškia, tu parduodi Amazonę. Va. Tai pirmiausia, reiškia, tai turi būti paprasti produktai. Iš savo praktikos, reiškia, dažniausiai mūsų parduodami produktai yra pakankamai paprasti. Reiškia, gabalėlis gumos, gabalėlis plastiko, gabalėlis popieriaus. Aišku, įgavę atitinkamą formą, bet jokių raketų mokslų, jokių ten, reiškia, komplikacijų, jokių didelių elektronikų, daug mygtukų, gendančių dalykų. Kuo, reiškia, daugiau komponentų, tuo sudėtingesnis jūsų gyvenimas, reiškia, darosi ir tuo didesnė tikimybė kažkokių gedimų, klaidų, klientų nepasitenkinimų ir taip toliau. Tai vėlgi stenkitės daryti tuos produktus kiek įmanoma paprastesnius. Kaip juos rasti, aš dar vėliau paminėsiu, padetalizuosiu. Čia tiesiog, reiškia, va, pagrindiniai dalykai, pagrindiniai akcentai apie ingredientus, kad gautųsi gera sriuba. Tai yra jūsų Amazono verslas. Tai yra produktai turi būti pakankamai paprasti. Vėlgi, viską, ką aš sakau, čia nėra akmenį įkalta. Jeigu jūs kažkaip sugebat rasti tokį pakankamai sudėtingą produktą, bet jis yra gana unikalus, labai gerai parsiduoda, valio, darykit jūs tą, prasme, tai nėra uždrausta. Tai aš tiesiog sakau kaip būdus, kaip sekasi, kaip pasisekė man, kaip pasisekė kitiems sėkmingiem mano kolegom, reiškia, ir kaip tą padaryti kuo paprasčiau. Kaip savo susipaprastinti gyvenimą, o ne padaryti jį sudėtingesnį. Bet tai visai nereiškia, kad iš šitų mano receptų nėra išimčių ir pamatysit, paskui čia yra daugybė tų receptų ir būdų išvirti tai sriubai. Tai va, tai produktai turi, arba ingredientai sriubos turi būti paprasti. Jų turi būti nedaug. Turi būti, reiškia, nedidelis skaičius produktų. Reiškia, aš buvau ir esu šalininkas, sakykime, viename brende, iki 10, maks kokie 15 atskirų produktų, atskirų SKU. Čia įskaitant turbūt ir variacijas, bet variacijų iš vis ten geriau nenaudot arba jau tik tai, kai labai būtina. Tai yra tiesiog vėl čia supaprastėja gyvenimas. Galima parduoti, reiškia, turint 100 skirtingų produktų, galima per dieną parduoti kiekvieno po vieną vienetą, arba turint, reiškia, 4 skirtingus produktus savo brende Amazonė, kiekvieno parduoti po 25 vienetus. Aš tikrai rinkčiausi tą antrą variantą, nes tiesiog tu valdai 4 produktus versus 100 produktų. Įsivaizduojat, kas yra su sandėliais, su gamyba, su visais kitais dalykais. Ar lengviau jums suvaldyti, reiškia, 4 ar 10 produktų, ar 100 atskirų SKU. Čia, vienareikšmiškai, kaip sako amerikonai, no brainer. Prasme, tiesiog tam, čia visas tas dalykas yra, reiškia, Amazonas kaip sistema yra pakankamai paprasta ir, reiškia, ir sriubos virimas geram Mišelinų virėjui irgi yra pakankamai paprastas veiksmas.
Dėl to, kad jis žino, ką daro. Ir dėl to, kad jis kiek įmanoma susipaprastinęs procesus ir pasidarė savo gyvenimą lengvesnį. Va, tai yra paprasti produktai ir nedaug produktų. Pažįstami produktai. Tai yra, jeigu jūs esate žvejys, kaip aš sakau visą laiką, pardavinėkit plūdės, bet ne pampersus. Raskit savo kažkokią artimą nišą, ta prasme savo kategoriją, pasinagrinėkit, reiškia, savo aplinką, ką jūs patys veikiat, ką jūs mėgstat, kokius hobius turit, galų gale, vis tiek kiekvienas rasim kažką tai artimo savo. Sakysit, jeigu aš labai mėgstu tik tai picas valgyti ir miegot, ta prasme, kas čia per hobiai, kaip iš to galima padaryti pinigus. Galima, o jei ir dar kiek. Picų, žinot, kiek yra aplink picas produktų, ta prasme, ohoho, čia per didelė konkurencija, ko gero. Ten ir lėkštutės, ir mentelės, ir pjaustiklė, ir kas tik nori, ta prasme. Va, tas pats ir apie miegą. Miegas geras užsiėmimas, reiškia. Tarp kitko, dar vienas niuansas, ką leidžia tas Amazono svertas, reiškia, tai aš galiu pasakyti, kad aš miegodamas uždirbu daugiau pinigų negu atsikėlęs. O kodėl? O todėl, kad Amerikos rinka pabunda, ta prasme. Ten diena pas mus naktis, ta prasme. Tai aš tik susiskaičiuoju pinigus, reiškia, ir čia vat yra laisvės laipsnis, kada tu miegodamas uždirbi daugiau pinigų negu atsikėlęs. Čia dar viena, reiškia, Amazono suteikta galimybė. Tai va, tai jeigu kas mėgsta tik miegoti ir daugiau nieko, tai tikrai geras užsiėmimas, bet pagalvės ten visokie, reiškia, miego trekeriai, viskas, o jei, kiek čia yra produktų aplink šitą veiksmą, ta prasme. Tai yra aplink kiekvieną veiksmą, aplink kiekvieną hobį tikrai yra, reiškia, o hobiai ypač yra geros nišos ir ten apie tokius įdomesnius ar išskirtinesnius hobius paprastai netgi ir konkurencija būna mažesnė, tai tiesiog siūlau jums padaryti reviziją savo aplinkoje, savo gyvenime, savo naudojimuose daiktuose ir rinktis tuos produktus, kuriuos jūs jau pažįstat, kuriuose jūs jau esat kaip ir ekspertai ir jums tada bus vėl labai paprastas gyvenimas, nes jūs jau galėsit savo klientam paaiškinti. Na galų gale, jeigu jūs tikrai, reiškia, nerandat nieko iš tų savo hobių, o radot kažkokį gerą produktą, kaip sakau, jeigu jūs niekad nebuvot virtuvėje, tik žmona ar ten draugė, ar kas nors jums kepa ten blynus ar kiaušinius, o jūs tik tai valgot ir nieko daugiau, ir jeigu jūs rasit kažkokį tai virtuvės produktą pardavimui, gerą, tinkamą Amazonui, imkit ir darykit jį, ta prasme, išmoksit jūs ir tuos blynus ir kiaušinius išsikepti viską, čia nėra kietų mokslas, ta prasme. Bet paprastai geriau šitie dalykai sekasi ir lengviau ir paprasčiau su daiktais, produktais, kurie jau jums yra pažįstami. Taigi, dar vienas punktas yra pažįstami ingredientai, nepigus ingredientai. Vėlgi, reiškia, Amazone nepatartina pardavinėti, reiškia, daiktų, kurie būtų mažesni kaip 20 eurų ar dolerių vertės. Tiesiog čia vėl, reiškia, jau gyvenimo patikrinta daug kartų išmintis, kadangi kai kurie mokesčiai yra fiksuoti. Ar daiktas kainuoja, reiškia, 10 dolerių, ar, reiškia, 100 dolerių, yra, sakykime, FBA, reiškia, pick and pack, ar kažkoks dar kitoks mokestis, kuris, sakykime, bus 1 doleris. Tai nuo 10 dolerių tas mokestis sudarys tai yra 10 procentų 1 doleris, o nuo 100 dolerių, reiškia, pardavimo kainos tas mokestis sudarys 1 procentą. Tai yra, jeigu jūs pasirinksit pigius produktus dėl tų, reiškia, kai kurių fiksuotų mokesčių, jūs tiesiog sumokėsit viską Amazonui, jums pelno neliks. Jums pelno neliks, arba jūs turėsit daryti ant tokius nežmoniškus kiekius pardavimų vienetais to produkto, kurių tiesiog neįmanomi padaryti. Tai čia yra jau patikrinti dalykai. Norint nedirbti tuščiom apsukom, nesirinkit produktų, kurie kainuotų galutinėje kainoje ant lentynos mažiau kaip 20 eurų. Čia vienas iš didžiausių sudėtingumų yra su maisto produktais šitą.
šitoj vietoj, nes turėjau ir kažkada ir prezentacijas ten maisto produktų gamintojams. Labai sunku, reiškia, rasti maisto produktą, kurio, nu, sakykime, nedidelis kiekis, ten 100-200 gramų, reiškia, kainuotų virš $20. Tikrai nedaug tokių maisto produktų, bet yra jų. Yra ten visokie liofilizuoti daiktai, uogų miltai ir taip toliau, ta prasme, netgi šitoj, vat, atrodančioj, nu, aš jau nekalbu apie manuką medų, bet ten jau kita istorija. Va, bet maisto produktai yra tikrai mano nelabai rekomenduojama kategorija, nebent jau jūs ten tikrai ką nors išskirtinio savo rasit. Viena vertus dėl tos per didelės konkurencijos, kita vertus dėl tų, reiškia, kaip aš sakiau, tik retų išimčių galimybių, kur gali racionalus produkto svoris viršyti tą rekomenduojamą $20 kainą. Vėl viršutinės kainos ribos, nu, jos kaip ir nėra. Bet tam, kad tai būtų toks, reiškia, nu, natūralus momentinis pirkimas, kad žmogui nereiktų galvoti, kad jis galėtų tą pirkimą padaryti automatiškai, nu, kokie $70–80 turbūt, ar eurų, turbūt yra jau riba, nes jau kai yra daiktas kainuojantis virš 100 eurų, žmogus žymiai ilgiau svarsto. Jau jam tada reikia pagalvoti. Aš turiu galvoje vidutinis žmogus, kai kam tai 100 eurų gal labai lengva, čia yra kišenpinigiai vaikui, bet kai kam tai, nu, reikia uždirbti juos, ta prasme. Tai va, tai kad žmonės lengviau pirktų juos, geriau laikytis, nu, tokių nuo 20 iki 70–80 dolerių ar eurų ribose. Bet vėlgi, kaip sakiau, nėra taisyklių be išimčių. Jeigu jūs rasit gerą produktą, padarysit visas kalkuliacijas, įskaičiuosit visus mokesčius ir jūs matysit, kad už 10 eurų parduodami produktą, atėmus visus mokesčius, visus jūsų opeksus, jums dar 3 eurai lieka, galutiniam pelne, valio, pirmyn, darykit tą produktą. Jokių apribojimų čia nėra, išskyrus mūsų galvoje visi apribojimai sėdi. Va, tai yra nepigūs ingredientai. Reiškia, nekiniški ingredientai, vėl, reiškia, vienas iš kriterijų, į kuriuos aš žiūriu, reiškia, darydamas naujus produktus Amazone, yra, reiškia, konkurentų skaičius aplinkui, tai yra ne daugiau kaip 5, nu, aš mėgau tokį savo modelį antras rinkoje, kai iš vis ateidavau į rinką, kurioje būdavo tik vienas konkurentas dar parduodantis tą produktą, bet pakankamai gerai jį parduodantis, bet pakankamai krepinės kokybės, ta prasme. Ir aš šitą veiksmą padariau turbūt su kokia nuo 80% visų savo turėtų produktų. Ir man sekėsi ir iki dabar dar tą galima padaryti, reiškia. Na, sakykime, nebūtinai jau ieškoti to ir vis sunkiau rasti, kur ten vienas konkurentas, bet jeigu yra iki 5 konkurentų, 2, 3 ar ten 4, sakykime, tai reiškia dar vieną dalyką. Tai reiškia, kad jums labai supaprastėja produktų launchas, bet kuriuo atveju pagal tuos raktažodžius, keywordus jūs launčinantis iš karto į pirmą produkto puslapį. Gerai, tegul tam toj 5 pozicijoje, jūsų PPC gali būti ir 1 pozicijoje, bet jums nereikia krapštytis iš 19 puslapio, kur yra keliasdešimt konkurentų, kol jūs išlipsit į tą pirmą puslapį. Čia misija sunkiai įmanoma. Tai yra, reiškia, mano kriterijus dėl to punkto nekiniškų ingredientų, reiškia, jeigu aš matau, kad šitoj kategorijoje, reiškia, konkuruoju su 19 kinų, ta prasme, kurie yra fabrikų savininkai arba jų draugeliai, ta prasme, pardavinėjantys už bilen kokias ten pigias kainas ir nelabai skaičiuojantys, aš tiesiog neinu. Tai yra, nu, neverta ten gaišti laiko, mušantis su krūvom kinų, ta prasme, nes jūs jų kainom nenugalėsit. Kinus galima nugalėti, kai nedidelė konkurencija, ir kinus galima nugalėti kokybę. Tikrai galima pardavinėti, ir aš pats tą esu daręs, 2–3 kartus brangiau negu tavo kinų konkurentai ir turėti daugiau
pardavimų vienetais, be abejo ir pinigais, bet netgi vienetais parduoti daugiau negu tie kinai. Ta prasme, kaina tikrai nėra viskas ir tikrai nėra, sakyčiau, netgi pats pagrindinis, nu vienas iš svarbių, bet ne pats pagrindinis elementas Amazone yra kaina, ta prasme. Tikrai ne visada ir tikrai mažiau kaip pusė turbūt atvejų laimi mažiausią kainą. Tai va, o geriausia produktai tai yra vietoje užauginti, ta prasme, vėl. Dar ir dar kartą kartuoju ir iš savo praktikos vėl, ta prasme, ypač per visus covidus, per visus ten kamščius, logistikas, laivų sustojimus, Sueco kanalų užkimšimus ir visus kitus pasaulinės bėdas, reiškia, vykusias, nu, tam tikrais pokyčių laikotarpiais. Va, tai vėl, reiškia, aš laimėjau per tai, kad mano produktai buvo gaminami Lietuvoje. Ir aš dėjau juos į lėktuvėlius, reiškia, Vilniui su UPS-u ir jie per 3 dienas atsidurdavo bet kuriam Amazono sandėly be jokių kliūčių. Nuo lėktuvų niekas dar nesustabdė, jeigu lėktuvus sustabdytų ir čia koks geras ugnikalnis žemė išsiverš, tai nežinau, kas. Ar mums jau daug reikės, kaip ir tie dinozaurai kažkada išnyko, ta prasme. Ja. Tai va, tai vietoje užauginti, vietoje pagaminti produktai, nu, galų gale Lenkijoje, kas yra europietiška Kinija, analogas, ta prasme, irgi, bet jau čia atsargiai su IP dalykais, nes Lenkai irgi gali pasidalinti, nukopijuoti ir jūsų dizainą, jūsų produktai gali atsidurti jų draugų, reiškia, rankose ir parduodančių Amazone šalia jūsų, tai tiesiog reikia žinoti tuos dalykus, bet jau čia detalės, reiškia, čia jau aš jas tikrai dabar neturiu laiko nei vietos čia gilintis. Tai yra, aš didelis šalininkas vietinės gamybos, netgi iki to, kad, reiškia, Kinijoje galima pasigaminti moldą, tą presformą ar ką, nu, tam, sakykime, ar tai būtų plastikinis daiktas ar kažkoks guminis daiktas, atsisiųsti čia ir pastatyti čia, reiškia, Panevėžy, Ukmergė, Utenoj, bilenkur suradus vietinį fabrikėlį, kuris gali tuo užsiimti, užsisakai moldą, tą Kinijoje atsisiunti į čia ir čia tau štampuoja tuos tavo produktus, reiškia. Nes žaliavų kaina ar gumos, ar medžio, ar plastiko praktiškai pasaulyje visur vienoda. Tai koks skirtumas, ar tau presforma stovi Vokietijoje, nu ten aptarnaujančio personalo kažkiek tai aišku brangiau negu Kinijoje, bet sakykime, aš netgi daleisčiau produkto savikainoj kokių dolerių ar eurų brangiau jį pagaminti čia pas save versus pigiau ten pagaminti Kinijoje, žinodamas tuos pranašumus kokybės kontrolės ir visus kitus dalykus, tą greitį, tą operatyvumą, kurį aš turiu čia, turėdamas vietinį gamintoją. Čia tiesiog nepalyginami dalykai ir tai daug kartų įrodyta tiek mano, tiek, sakiau, mano rimtų kolegų Amazon pardavėjų praktikoje. Galų gale netgi tas nekopijavimo failas, ta prasme, susiperka skirtingus ingredientus Kinijoje, tai prasme produkto sudėtinės dalis, viską susisiunčia netgi iš tų atskirų ten fabrikų į čia ir čia padaro tik tai surinkimą to galutinio produktų. Irgi yra versija. Žodžiu, čia reikia kūrybiškai prieiti prie tų dalykų ir nėra kažkokių abstrakcijų ar receptų, kuriuos aš čia ir dabar galėčiau jums pasakyti. Jeigu turėsit labai kažkokių konkrečių klausimų, prašau, po to kažkada, kai jie kils, kreipkitės, tikrai padėsiu, patarsiu, pasakysiu, bet nėra bendro recepto, bet pati tendencija yra tokia, kad geriausia yra vietoje užauginti ingredientai. Toliau, išskirtiniai ingredientai. Dar vienas. Norint išvirti gerą sriubą, nevirsi iš bilenko, ta prasme. Kirvis yra tas svarbus elementas, bet vis tiek. Bet reikia ir be kirvio kitų ingredientų. Tai va, išskirtiniai, ką aš turiu galvoje, jūsų produktas turi turėti kažkokį išskirtinumą. Reiškia, nuo konkurentų.
reiškia. Didžiausios inovacijos yra ne kažkokių naujų dviračių sukūrimai, ne išradimai, kurie beje Amazone neparsiduoda, nes irgi ant savo kailio išbandyta, o kažkokie nedideli patobulinimai, reiškia kažkokio labai gerai žinomo produkto, bet reikšmingi patobulinimai, kurie suteikia jums išskirtinumą. Tai yra išskirtinumas tikrai nėra vien pakuotė kažkokia ar panašus dalykai, ar geresnė produkto kokybė, nes tą velniškai sunku ištransliuoti. Turi būti kažkoks tai pačiupinėjamas ir gerai ištransliuojamas online, nes žmonės pačiupinėti negalės jūsų produktų, kol jie negaus nusipirkę, o pirkimas yra veiksmas prieš pačiupinėjimą. Va. Tai reiškia, kadangi fiziškai pačiupinėti negali ir įvertinti tos kokybės, jūs turite turėti gerai ištransliuojamą išskirtinumą nuo konkurentų. Jeigu mes surandam, reiškia, kad ir patį geriausią produktą, bet mes nematom jokios galimybės pamatyti ir padaryti išskirtinumą to produkto nuo to keleto konkurentų, mes tiesiog dedam kryžių to produkto, nes kitaip jūs baigsit pardavinėdami generinį produktą, kuriam jūsų bent kiek didesnės sėkmės atveju, patikėkit, greitai užlips, greitai atsiras daugiau tų konkurentų ir tada po metų laiko tai tie produkto gyvenimo ciklai trumpiausi, kuriuos mačiau, gali būti ne tik tai metai ar netgi toks pusmetis laiko. Iki kol baigėsi geros dienos ir geri pardavimai. Tai va, tai yra išskirtinumas būtinas tam, kad išskirtiniai ingredientai būtini tam, kad išvirti tą gerąją sriubą. Va, ir dar kas, vėl, sriubos virimo būdų yra daug, tikrai labai daug yra tų veikimo būdų Amazone. Ir wholesale'as, ir private label'as, ir, reiškia, visokie dropshippingai. Tiesa, tiesioginis tas dropshippingas yra uždraustas dabar Amazone. Ir dizainų pardavimai dar yra, tas vis dar yra, pamiršau dabar tiksliai kaip tenai vadinasi, reiškia, kai tu pardavinėjai savo dizainus, kuriuos Amazonas gali dėti ant kažkokių marškinėlių, puodelių ar dar ką nors, ir klientui nupirkus ir uždėjus tavo dizainą, tu gauni atitinkamą pelno dalį. Tai tų reiškia, ir vėl yra, reiškia, tų šalininkų, kaip ir aš sakau, mažai produktų, mažai SKU, yra žmonių, kurie pardavinėja šimtus ir tūkstančius, netgi 10 000 SKU, ta prasme. Žiūrėkit, daugumoje šių atvejų galima išvirti visai neblogą sriubą. Tai jūs rinkitės tą virimo būdą, kuris jums geriausiai sekasi, kuris jums prie širdies, bet vėl aš transliuoju tai, kas man pavyko, kas mano pažįstamiem pavyko ir, reiškia, kas yra lengviausias būdas. Čia ne dėl to, kad mano nuomonė, ar ne dėl to, kad mūsų kažkokiam būreliui ten pavyko, o dėl to, kad vėlgi aš žiūriu į bendrą statistiką. Bendra Amazono pardavėjų statistika pasaulinė rodo, kad absoliučiai sėkmingiausias, reiškia, veikimo būdas Amazone yra private label. Taškas. Čia jau nėra jokių ginčų ir klausimų, reiškia. Žymiai ten 10 ar 100 kartų daugiau yra, kad ir paėmus, sakykime, tų 60 000, reiškia, kaip sakiau, žmonių Amazone, vieno iš pirmų skaidrių, kurie daro, reiškia, 1 milijono ir daugiau apyvartą per metus. Iš jų tikrai didesnė pusė veikia private label metodu. Viskas, tuo viskas pasakyta, reiškia, atskirai jūsų konkrečiu atveju valio, jūs galite pasiekti sėkmę beveik bet kuriuo, sakykime, savo priimtinu, tinkamu, legaliu, teisėtu, nenaudojant kiniškų bleketų, reiškia, nepažeidžiant Amazono taisyklių, bet kuriuo teisėtu metodu jūs galite užsidirbti pinigus ir jums gali pasisekti, bet statistika rodo, kad dauguma sėkmingiausių žmonių veikia būtent private label metodu.
ir kiek žinom, ta prasme. Tai aš ir siūlau, nes būtent tada jūs galit ir išnaudoti, reiškia, Amazono visus pranašumus, nes viena vertus jūs kontroliuojat viską, jūs turit savo prekės ženklą, jūs turit savo brand registry, jūs turit viską, jeigu jums atsisako gaminti vienas gamintojas, jūs nesunkiai persijungiat antrą pas kitą gamintoją, visą laiką patartina turėti ir atsarginį variantą, reiškia, jeigu kas nors maža kas gali įvykti su bet kuriuo gamintoju ir su bet kuriuo iš mūsų, mes ryte atsikėlę ir nežinom, ar vakare atsigulsim, tikimybė yra visokia. Tai va, taip kad visą laiką, prasme, žiūrėkit ir ieškokit savo tinkamiausių, reiškia, tų sriubos virimo būdų. Mano pasiūlymas yra private labelas ir, reiškia, Amazono sandėliai, išnaudojamas Amazono sandėlių. Būtent tada, reiškia, tu gali miegodamas uždirbti pinigus, nes tu tiesiog nusiunti į sandėlius Amazonė ir ten prekyba vyksta automatiškai. Tau atsikėlus reikia valandėlę padirbėti, pasižiūrėti praeitos dienos Amerikos rezultatus. Vakare reikia pasižiūrėti, reiškia, šios dienos Europos rezultatus. Tai mano darbo laikas, reiškia, būdavo valanda ryte, valanda vakare, viskas, ta prasme. Čia yra toks verslas, kuris įgalina veikti tokiais būdais. Tam, kad uždirbti pinigus, tikrai nereikia, reiškia, sėdėti ant 8 ar 12 ar 14 valandų per dieną. Apie tai dar irgi pakalbėsim. Na va, ir tas, reiškia, meistras, paskutinis, reiškia, punktas iš tų ingredientų ir iš tos sriubos virimo. Meistras tai yra kaip Michelin virėjas, ta prasme, ir jeigu jūs norit pasidaryti tikrų meistro Amazone, tai žinokit, gali užtrukti panašiai tiek, kiek Michelin restorano sukūrimas. Tai yra pasiekti kažkokią tai pradinę sėkmę tikrai galima ir per metus, 2-3, bet reiškia pasiekti ilgalaikę, stabilią sėkmę jau reikia ne 1 ir ne 2 metų. Ir vėl tie patys 10 000 valandų, nu čia vėl toks, reiškia, irgi kaip ir nuvalkiotas terminas, bet jūs turėsit praleisti pakankamai daug laiko tam, kad išvirti gerą sriubą ir bus daug prisvilusių sriubų. Patikėkit, kiekvienas Michelin virėjas turėjo labai daug prisvilusių sriubų prieš tai, kol jis pradėjo virti geras sriubas. Va, tai lygiai tas pats Amazonė. Čia kaip ir visur gyvenime. Na va, gerai, dabar judam tada toliau, pavirėm čia tą sriubą ir, reiškia, einam prie svarbiausių dalykų. Va, dabar čia aš akcentuoju 3 svarbiausius dalykus Amazonė. Dar prieš metus visose prezentacijose aš sakiau tik tai 2 tuos pagrindinius apatinius dalykus. Tai yra, kad norint būti sėkmingam Amazonė, iš esmės tai yra paprasta sistema, kai tu ją gerai supranti, iš esmės ten reikia padaryti 2 darbus. Rasti gerą produktą ir žinoti savo skaičius. Ir jie vienas be kito negalioja. Tu gali rasti geriausią produktą, bet jeigu tu nežinosi savo skaičių, nemokėsi skaičiuoti, tu gali būti bankrotas su tuo savo geriausiu produktu. Ir vėl, tu gali puikiausiai žinoti savo skaičius, mokėti skaičiuoti ten viską iš kairės, iš dešinės, visus parametrus, visais pjūviais išpjaustyti savo finansus, ta prasme. Bet jeigu tu neturėsi gero produktų, tai tos tavo finansinės ir žinios jos irgi niekur nenuves. Taip, kad vienas be kito šitie dalykai negalioja. Bet pagalvojęs ir pasižiūrėjęs į istoriją, žmonės aplink save, kurių aš turėjau tikrai turbūt virš 100 žmonių, prie kurių prisiliečiau daugiau ar mažiau, reiškia, Amazono pardavėjų, kuriuos ten, reiškia, ilgiau ar trumpiau konsultavau, reiškia, vienokiais ar kitokiais klausimais, žiūrėjau, kaip jie veikia, kaip jiems sekasi, kaip jiems nesiseka, kas veikia, kas neveikia, ką jie daro ir ko jie nedaro, ta prasme. Ir pamačiau vieną dalyką ir
apie kurį labai nedaug kažkokių ekspertų ar reiškia, prezentatorių konferencijose kalba, o kuris iš tikrųjų yra pats svarbiausias ir jis yra kaip antstatas, reiškia, virš tų dviejų pagrindinių dalykų Amazone. Tai yra mindsetas. Tai yra mindsetas, ta prasme. Tai yra, nu, vat, nerandu lietuviškų atitikmens, ten britai, amerikiečiai turi daug proto, sandarą, struktūrą, nu, skamba nekaip. Beje, irgi dar vienas anekdotas iš čia, vat, bandymų ruošiant prezentaciją, kai pateikiau ChatGPT uždavinį, reiškia, padaryti mindseto paveiksliuką, reiškia, irgi su apibūdinimai, ten žmogaus galva, smegenys, param, taip toliau. Galvojimas vyko pusvalandį, valandą, be šansų. Tokio dalyko kaip mindsetas, čia GPT ar DAL-E, kurį aš konkrečiai naudoju, ten tokį kūrybinį variantą, čia GPT reiškia, negali dar AI-us nupiešti tokių abstraktokų dalykų tiesiog, jis pasimeta, jis nesupranta, jis baigė savo karjerą pamatęs tokius dalykus. Tai va, tai tas mindsetas, reiškia, yra pats svarbiausias dalykas, stovintis virš šitų dviejų pagrindinių, sakykime, tų techninių darbų. Ir sakyčiau taip, reiškia, žiūrint į Amazono ir ne tik Amazono pardavėjus, reiškia, pradedantys kalba apie taktikas. Taktinius dalykus. Va čia konkretus uždaviniai, konkretus ten tas ar tas toolsas, appsas, taip toliau, va tą panaudosiu, tą darysiu, viskas ok su jais, viskas savo laiku ir savo etape. Reiškia, pažengę žmonės jau, reiškia, kalba apie strategijas, jau taktikos įvaldytos, dabar kaip strategiškai, kaip čia sudėliota savo biznį, kaip reiškia, ten sandėliai, nesandėliai, gamybos, reiškia, pinigų apyvartumas, taip toliau, jau kalba apie strateginius, reiškia, tokius labiau esminius verslo dalykus. Profesionalai ir meistrai kalba apie mindset, būtent apie mindset. Ne apie strategijas, ne apie taktikas, kurie jau įvaldyti. Ir, reiškia, tas pats profesionaliam sporte ar olimpinėse žaidynėse ar bet kur, reiškia, techniškai visi sportininkai ar Tour de France ar kokį didįjį sportą bepaimsit, visi tie atletai yra beveik vienodo lygio, jau savo fiziniuose pasiekimuose, savo galimybėse. Vienintelis dalykas, kas juos skiria ir kas skiria laimėtojus nuo, reiškia, ne visai laimėtojų ir nuo pralaimėtojų, yra mindsetas. Vienintelis dalykas yra tai, ta prasme, kas yra tavo galvoje, ką tu sakai, ką tu savo sakai, nes, nu, iš esmės išorėje nieko nėra. Visas pasaulis yra niekur kitur, išorėje išvis nėra daiktų. Yra tik tai viskas jūsų galvose, jūsų pojūčiuose ir kiekvienas daiktas, kurį matom aplink save, kažkada buvo tik mintis žmogaus galvoje. Prieš virsdamas tuo daiktu. Tai yra, kokie visgi svarbiausi tie mentaliniai dalykai, reiškia, veikiant tiek Amazone, čia turbūt šitas, sakyčiau, taikoma žymiai plačiau. Čia ne tik Amazonui ir net ne tik online, čia aplamai netgi, reiškia, visam bet kokiam verslui ir netgi ne verslui ir visam gyvenimui. Bet kadangi čia aš kalbu ir mes koncentruojamės į Amazoną, tai aš ir taikau šitos dalykus Amazonui. Tai yra, norint būti tuo laimėtoju ir pasiekti kažką, jūs turit turėti tokius dalykus kaip koncentracija. Koncentracija, kurią aš daug kartų minėjau, išskirti iš tų daug galimybių, iš tų daug pokyčių, išskirti vieną ar kelis, tik tai, kas yra svarbu jums, reiškia, dar tas principas mažiau yra daugiau, irgi labai galioja, aš labai didelis esu šalininkas šito principo, tiesiog kuo mažiau daryti ir kuo daugiau padaryti.
čia yra efektyvumas. Tai tam, kad šitą pasiekti, jums būtina koncentracija, jums nebūtina blaškytis, išgirdus apie naują ten appsą, naują, reiškia, kokį nors toolsą ar kokį nors, reiškia, metodą, kaip čia nuhakintą Amazono algoritmą, kaip čia kažką apžaisti ir vis naujų tų šviečiančių objektų visi siūlo iš visų pusių, čia krenta ta informacija. Atmeskit visą tą triukšmą, susikoncentruokit pirmiausiai į savo produkto radimą, pirmiausiai į skaičius, tada, kai jau pasieksit tam tikras ribas, tam tikrus lenkščius, tam tikrus dalykus, savaime ateis noras ir poreikis gilintis į tą visą kitą informaciją, jeigu iš vis ateis toks noras, jeigu jos iš vis reikės. Tai koncentracija yra absoliučiai būtinas elementas. Nu, kaip pavyzdys gali būti Jordanas. Jeigu krepšinio šalyje nereikia niekam pristatyti. Tai va, tai jūsų koncentracija turi būti kaip Jordano, kai žaidži krepšinį. Antras punktas yra atkaklumas. Iš to, sakau, 100 su viršum Amazono pardavėjų imties, prie kurių esu daugiau ar mažiau prisilietęs, matęs jų verslus, patarinėjęs jiems, žiūrėjau, kurie žmonės laimi. Tai žinokit, tikrai ne tie, kurie, reiškia, protingiausi, turintys kažkokių specifinių žinių, reiškia, greičiausiai mąstantys ar dar ką nors, nu, kažkokie kiečiausi, gudriausi ar kitokiausi. Laimi tie, kurie kantriausi. Vienareikšmiškai, tik tai atkaklumas, tik tai kantrybė gali padėti. Labai mažai tikimybės, kad jums iš pirmo karto pasiseks. Nelabai daug tikimybės, kad jums iš trečio karto pasiseks. Bet kiek žmonių iškentės tas 3 nesėkmes, nu, turbūt 10%. Kiek žmonių iškentės 9 ar 10 nesėkmių, nu, turbūt 1–2%. Va šitie ir laimės. Viskas. Taškas. Prasme. Būna tų gimusių su marškinėliais, šaukštų burno ir ką, kuriem ten pasiseka iš antro karto, iš pirmo karto kažkas loterijų išlošė, irgi būna tokių elementų. Valio, jeigu jums taip įvyko, jūs tik sekantis uždavinukas yra suvaldyti tą savo sėkmę. Bet jeigu jums taip neįvyko, jūs turite 9 kartus daužti galvą į sieną, kol į 10 kartą ją pramušit. Nes kito būdo paprasčiausiai nėra. Ir jeigu jūs mesit, reiškia, dažniausiai žmonės meta, kad tada, kada jau ta sėkmė būna čia pat už kampų, bet jie neiškenčia. Ir jie viskas, jie baigia, čia nepasisekė, neišeina man tas Amazonas, mano biznis, sunku čia einu, atgal ten į samdomą darbą, į bilenkur kažką daryti. Nu, čia vėl kiekvieno individualus reikalas ir pasirinkimas. Va, dar vienas dalykas svarbus, labai svarbus irgi yra rizikos tolerancija. Jūs turit toleruoti riziką. Prasme, čia, nu, aplamai Amazonas, tai, kaip aš jau irgi daug kartų sakiau, nėra vieta silpnų nervų žmonėms. Tikrai ne vieta. Jeigu jūsų ten tikrai silpni nervai, geriau nedarykit, o geriau susiraskit kažkokį ramesnį, stabilesnį užsiėmimą, ta prasme, ir gyvensit laimingai, ta prasme. O visiems kitiem, kurie, reiškia, turi kantrybės, turi koncentracijos ir gali toleruoti riziką, kelias atviras. Rizikos tolerancija tai yra tai, kad jums neturi drebėti rankos pastačius, nu, kazino, nei pats nelošiu, nei kitam nepaturi, bet jeigu jūs pastato to liną, ten, sakykime, savo turimus 5 ar 10 tūkstančių ant vieno žetono, ir jums nepasiseka, visą laiką bus ta tikimybė ir dažniausiai bus, ir dažniausiai jį realizuosis, būkit pasiruošę, tai būkit pasiruošę prarast savo pinigus, prarast savo visus pinigus. Aišku, kai jau jūs uždirbsite ten 100 tūkstančių ir ką, tada jau visiškai kita situacija, kitas savisaugos instinktas, kitas laipsnis reiškia, ir tada jau tikrai nereikia statyti visų pinigų, bet pradedant, jūs turite būti pasiruošę ir pastatyti visus pinigus ant savo kažkokio pasirinkto ir tuo, kuriuo tikite produkto, ir taip pat prarasti visus pinigus ir pradėti iš naujo.
Tai tiesiog neišvengiamas elementas, kuris yra kelyje į pasisekimą ir dažniausiai taip ir vyksta. Būna nemažai klaidų, nemažai prisvilusių sriubų, nemažai prarastų pinigų ir tada pramuši, jeigu iškenti iki to momento. Vėl dabar longevity čia toks, mano dabartinis arkliukas ir toks irgi labai populiarėjantis terminas, dėl ko aš jį čia įdėjau. Tiesiog žiūrėkit į save, prisižiūrėkit save, nes aš važinėjau po konferencijas, einu į renginius, žinokit, matau ten daug tokių nuvarytų arklių, kaip aš pasakyčiau, nuvarytų arklių. Žmonės išeina iš to, reiškia, nuo 9 iki 5, reiškia, corporate ar kitokio samdomo verslo, reiškia, ir kuria savo verslą, kad iškeistų tas 8 valandas darbo kitiems į 12-14 valandų darbo savo. Apie ką tai? Prasme, trumpuoju laikotarpiu taip, sutinku, tai irgi gali būti neišvengiama mėnesį, kitą pusę metų, reiškia, ten esu pats tą daręs tiek moksle, tiek versle, trumpuoju laikotarpiu taip, bet ilguoju laikotarpiu tikrai nedarykit to. Nesusitapatinkit su savo verslu, jūs nesat verslas, jūs esat žmogus, jūs turit kitų poreikių, kitų užsiėmimų, kitų galimybių, jūs galbūt turite šeimą, jeigu neturit, tai dar viskas prieš akis, jeigu jauni ir galit skirti tam daugiau laiko, viskas tvarkoj, bet nebūkit tais nuvarytais arkliais, kurių daug susitinku, reiškia. Tiesiog žmonės persidirbę ir nelabai matantys kažką tai aplinkui. Tai yra ta būtent psichoemocinė sveikata, be ko jūs niekaip negalėsit funkcionuoti, įskaitant miegą, įskaitant judėjimą, įskaitant normalią mitybą, pasidomėkit apie šitos dalykus, reiškia, ir suteikit juos savo, nes nuvarytus arklius nušauna ir jeigu jūs tinkamai elgsitės su savo tuo, reiškia, vieninteliu įrankiu, kas yra jūsų organizmas, jūsų verslas irgi ilgai neišgyvens, nes jūs paprasčiausiai neturėsit nei jėgų, nei energijos, nei noro, nei nieko. Ir jūs žlugsit per tai, kad jūs, reiškia, ignoruojat save ir savo, reiškia, elementariausius poreikius. Tai va, tai čia toks truputį pamokslavimas, senio nukrypimas į šoną, bet atleiskit, primenu tiesiog tuos, reiškia, elementarius higienos dalykus, kuriuos dėja, aš čia nešnekėčiau šiaip savo, matau, kad daug žmonių matau juos užmirštančių ir užmiršusių. Va, o visgi, reiškia, kaip atsipalaiduoti, kaip tą padaryti, kaip rasti savo tą vidinį kelią, nes, kaip sakiau, išorėje nelabai daug kas yra, viskas yra viduje. Raskit savo kažkokį atsipalaidavimo būdą. Tai yra jums unikalus dalykas. Tai yra ar joga, ar boksas, ar kovų menai, meditacija, vaikščiojimas su šuniuku, aš labai mėgstu, bilenkokį būdą, kas jums padeda, veikia, nėra jokio vieno recepto. Darykit tai, kas jums veikia. Darykit tai, kas jums veikia, kas jums padeda atsipalaiduoti, kas jums padeda padidinti savo jėgas ir energiją ir kuo daugiau tai, ką jūs mėgstat, tai, ką jūs natūraliai mėgstat, tas, kas yra jūsų iš vidaus, darykit šituos dalykus, ta prasme, ir darykit savo hobius. Ir kuo daugiau patinka, kuo labiau mėgsta, tuo daugiau tų darykit. Ir nuo to bus tik tai geriau. Ir kai šitą visą darysit, pamatysit, kad pinigai yra toks antrinis produktas, kaip pasakyčiau, byproduct. Visos šitos veiklos jie ateis, jie tikrai ateis, jeigu jūs padarysit šituos dalykus tiek su savo vidum, su savo mindsetu, tada tuos apačioj, reiškia, pabrėžtus techninius dalykus
Pinigai yra šalutinis produktas visos šitos kitos veiklos. Taip kad dar ir dar kartą atkreipkite dėmesį į šitą patį svarbiausią dalyką, į tą antstatą, į tą mindsetą. Bandžiau čia kažkaip tą suformuluoti, nežinau, ar iki galo supratot, bet tam, kad tą padaryti, jūs tiesiog turit patys lįsti į save. Niekas už jūs to nepadarys, jūs patys turit lįsti į save, žiūrėti, nes išorėje nieko nėra. Viskas yra tik jūsų mintyse ir tai yra jūsų, reiškia, aplinkos atspindys. Gerai, judam toliau. Tai, reiškia, iš tų svarbiausių dalykų produkto radimą jau, reiškia, nupiešiau šiek tiek kalbėdamas apie tos sriubos virimą, ten ir buvo, jeigu jūs suprantat ir susijęt dalykai, kaip rasti tą gerą produktą Amazone, reiškia, apie mindsetą pakalbėjau, rodydamas šitą skaidrę, o, reiškia, čia vėl klasikinė, tradicinė, turbūt visų mano prezentacijų skaidrė apie skaičius. Žinoti savo skaičius tiesiog yra būtina. Čia vėl, reiškia, sellerboard.com yra toks, reiškia, įrankis, kuris padeda, appsas tiesiog Amazono pardavėjams, kuris tikrai nėra ten brangus, ten keliasdešimt eurų, reiškia, mėnesio prenumerata, priklauso nuo jūsų, reiškia, ten apyvartos, nuo produktų skaičių, nuo kitų elementų, bet netgi su labai nemažom ten milijoninėm ar ten kelių ar iki 10 milijonų apyvartom, tas, reiškia, prenumerata neviršė 100 eurų. Eurų ar dolerių, reiškia. Čia vėlgi yra no-brainer, ta prasme, šitą įrankį pripažįsta ir pažįsta visi agregatoriai, visi verslų pirkėjai, visi, ta prasme, čia toks pats, yra jų daug analogiškų, panašių, jeigu jūs naudojat ką nors iš Heliumo, ten irgi yra toks, reiškia, įrankis finansinis, reiškia, valio, prasme, funkcionalumas panašus, bet man tiesiog įprastas tas sellerboardas ir kai skaitau, matau palyginimų su kitais analogiškais įrankiais, visgi sellerboardas laimi ir dauguma tokių pažengusių žmonių naudoja jį versus kitus jo konkurentus. Tai va. Čia yra elementarūs dalykai, produkto savikaina. Produkto savikaina Europoje ir Amerikoje, reiškia, produkto lentynos kainos santykis su savikaina, reiškia, čia vadinami cost of goods, kas yra jau nusiuntus į sandėlį su siuntimo į Amazono FBA sandėlį išlaidom. Tai yra Europoje, jeigu, reiškia, produktas kainuoja, sakykime, 50 eurų, tai savikaina negali būti daugiau kaip 20%. Tai yra savikaina produkto nusiuntus į Amazono sandėlį negali būti daugiau kaip 10 eurų. Tai yra 5/5. Amerikos atveju leistina savikaina šiek tiek didesnė dėl to, kad ten nėra vatų. Tai yra, reiškia, $50 atveju, tai būtų 25%, tai yra būtų $12,5 galima savikaina. Ir taip toliau, Amazono mokesčiai čia sudėti, PPC mokesčiai, Amazono reklama visa, vatas, kas yra specifika tik Europai, čia yra, reiškia, vatas įtrauktas 100%, dėl to yra 17. Šiaip vatai svyruoja nuo 19 iki 23, pas mūsų kaimynus Lenkus, berods yra didžiausi. Gal ten yra pas kokius Slovakus ar pas kažką ir dar didesnį, bet šitie mums nelabai. Tai va, tai čia tiesiog ir jūsų operacinės išlaidos. Nepamirškit šito punkto, kad jūs vis tiek turite ir pilt benziną, ofisą išlaikyti, taip toliau, reiškia, galbūt darbuotojų turit, nežinau, ar reiškia ten iš Filipinų ar vietinių samdomų darbuotojų, visą šitą reikia įtraukti į operacinės išlaidas, kad tikrai žinoti normalius, realius savo skaičius. Va, šitie dalykai gali keistis. Čia yra tik tai tokį rekomenduojami
skaičiuojami rodikliai, reiškia, kurių nereiktų viršyti, va savikainos atveju 5, bet jeigu savikainą jūs randate, reiškia, kur 10, sakykime, 10%, valio, pirmin važiuokit su tokiu produktu. Vėl, jeigu jūsų Amazono mokesčiai yra jau ne 30%, o po visų tų pokyčių ir padidėjimų 40%, turit ieškoti būdų, kaip tą pakeistą prasme atsverti kito punkto atžvilgių, nu tam, kad pasiekti kažkokį pelningumą. Tai va, prie šitos schemos, reiškia, čia gaunam, kad Europoje yra 87% sąnaudų, o Amerikoje 75%. Tai yra Europoje net profitas, reiškia, būtų 13%, Amerikoje 25%. Nu, Europoje, sakyčiau, sausau. Amerikoje viskas tvarkoja. Jeigu norit rodiklių, į ką lygiuotis, tai sakyčiau, kad 15–20% yra toks gero skonio rodiklis, jeigu, reiškia, turi Amazon verslą. Kas yra o dauguma dėja, reiškia, svyruoja apie 10%. Ir jeigu esi tame lygyje, kai 10 ar tarp 5 ir 10% pelningume, ten net profit, EBITDA, čia yra visokių tų analogų, reiškia, panašių terminų, reiškia, bet Amazone tiesa yra tas vadinamas seller discretionary earnings. Tai yra tavo EBITDA arba net profitas pakoreguotas šiek tiek. Čia jau, sakykime, pardavimo atveju, verslų pardavimo atveju, kas skaičiuoja metinį pelną ir daugina iš to daugiklio. Tai yra tas metinis pelnas skaičiuojamas seller discretionary earnings, kas yra, reiškia, iš to pelno, reiškia, prie jo dar pridėtos tokios išlaidos, kurio verslo, reiškia, pirkėjas jau nebeturės. Tai yra vienkartinės išlaidos. Pasidarėt kokį fancy savo website už ten 10 000 eurų, reiškia. Ir jau pirkėjui jūsų nebereikės to daryti, tai šitą, reiškia, tą 10 000 gali pripliusuoti prie savo, reiškia, normalaus net profito, reiškia, ir pasididintą savo seller discretionary earnings. Na, pasigūglinkit arba paskaitykit knygutes, reiškia, apie tai tikrai rasit tą terminologiją, bet esmė ne tiek terminologija ir pavadinimuose, kiek nu tokiuose paprastuose, bet tiksliuose skaičiavimuose. Tai yra, nu, jeigu yra, reiškia, verslo pelningumas 30% ir daugiau, tai jau čia yra fantastika, čia yra siekiamybė, too good to be true, bet tai vyksta. Galiu išduoti vienas iš tų, reiškia, tokį pelną turėjusių yra prieš jūs. Tai yra mano pelningumas prieš parduodant verslą buvo, reiškia, 35% bendras, tikrai atėmus viską, tikrai suskaičiavus, tikrai patikrinus, reiškia, 2 atskirų pirkėjų per due dealą, jau čia ne iš kažkokios galvos ir iš savo nuomonės skaičiai. Amerikoje buvo pelningumas 40%, Europoje buvo 30%, 50-50, reiškia, per pusę verslai, buvo, reiškia, vidutinis 35%. Aš čia sakau ne dėl to, kad pasigirt, bet dėl to, kad parodyti, kad tai yra įmanoma. Ir aš tikrai ne vienintelis toks Australijoje sutikau žmonių, kurie, reiškia, parodė ir 50% pelningumą. Taip kad, nu, jeigu gerai susidėliojat savo tam tikrus elementus ir jums tiesiog pasiseka dar šiek tiek atsidurti tinkamoje nišoje, tinkamu laiku, nu, aišku, 100% pelningumas ar net 50%, tai jau čia yra svajonės, bet jeigu 20 ir virš 20, tai jau čia, žinokit, viskas su jumis tada gerai, netgi per 15 ir 20. Jau jeigu mažiau 15, tai jau tada reikėtų susirūpinti ir pabandyti, ir tuoj pasakysiu, koks yra receptas. Tai jūs turit žinoti savo skaičius, prikelti vidury nakties iš lovos. Turit žinoti būtinai visus savo skaičius, sekti. Sellerboardas duoda dieninį pelningumo, reiškia, įsivertinimą, tu jau turi vakarykščius skaičius, nu, kartais dar ten sukrenta tam tikri elementai, vakarykščiai duomenys dar ne visada būna labai tikslus, bet dar po dienos jau už vakar dienos jau viskas būna absoliučiai tiksliai ir tu iš karto matai, tada tu turi fantastinį įrankį ir tu matai, kur tu varai pro šoną, ar tu su PPC varai pro šoną, ar pas tai kas, ir tu turėdamas tuos skaičius gali labai operatyviai tą taisyti. Jokio kito įrankio taip staigiai reaguoti ir keisti
keisti savo, reiškia, dalykus. Aišku, vėl nedarykit tų pokyčių labai staigiai. Ai, va, pamatėt vieną dieną kažkas ten blogai, kažkoks trendas yra, jau bėgam, keičiam, darom kažką. Ne, mes irgi, jeigu matosi kažkoks blogėjantis trendas, tai Amazone daug svyravimų ir ten atsitiktinių dalykų viena nuo kitos dienos, ten mėnulio fazės, pirkėjų, ten nuotaikos, taip toliau. Nedarykit išvadų iš vienos ar 2 dienų, žiūrėkit bent kažkiek long termą, bet jeigu blogas trendas tęsiasi 5 dienas arba savaitę, jau tada tikrai imkit ir darykit veiksmą. Va. Tai tiek apie skaičius. Dabar tas saldus žodis laisvė, toks senas, geras lietuviškas filmas buvo, bet ten reklama tik tai su rusiškais, reiškia, žodžiais, tai nenorėjau imti to paveiksliuko, reiškia. Laisvė tai nereiškia, kad jūs galite daryti, ką norit, ta prasme. Amazonas irgi turi savo taisyklės ir, pavyzdžiui, e-mailas, kliento e-mailas turi būti atsakytas per 24 valandas, kažkokie alertai, visi kiti dalykai turi būti išspręsti savo laiku. Nesvarbu, kur tu ten esi, ar pliaže, ar Baly, ar Amerikoje, ar Australijoje, ar bilenkur, tu arba tavo komandos narys turi kiekvieną dieną bent kartą per 24 valandas prisijungti. Tai nereiškia, kad tu padaręs Amazono biznį ten kažkokį virtualiem asistentam atidavęs, tai guli pliaže ir lauki, kol tau karvelė į burną kepti įskris. Nebūna tokių dalykų. Disciplina yra dar vienas iš tų būtinų dalykų ir tai yra neatsiejamas tos laisvės komponentas. Pasiekiama, visa, ką aš kalbėjau, ta sėkmė, tikra sėkmė, vėl kaip jam ten matuosi, aišku, vakaruose tai įprasta matuoti pinigais tą sėkmę, prasme, mes jau, tiesiog, tai yra blogas matavimas, kreivas matavimas, bet mūsų šitoj kultūroje, geresnių dar neišrado. Gerai, sakykime, pasimatuokim mes tais pinigais, bet jokių būdų ne apyvartom, o labiau net profitais, ta prasme, kurių, reiškia, nelabai kas demonstruoja atvirai. Tai va, ta tikra laisvė, ta tikra, reiškia, tiek finansiniai, tiek visokie kitokie, tiek ta sėkmė tikimybiškai pasiekiama 1–2% žmonių. Tai yra ne visai gera žinia. Bet gera žinia yra tai, kad jūs tikrai galite būti, kiekvienas iš jūsų gali būti tarp tų 1 ar 2%. Būtent nei vienas nėra kitoks, visi mes esame iš tokių pačių kaulų ir mėsos ir būtent tas Amazono verslas nereikalauja kažkokių išskirtinių savybių ar išankstinių išskirtinių žinių. 14 metais ar anksčiau, kai prasidėjo tas Amazono bumas, bet kokios namų šeimininkės, pensininkai, moksleiviai imdavo ir darydavo tą Amazono biznį ir matydavo tokius pinigus, kurių gyvenime net susapnavę. Tai va, o ta laisvė yra ne viduj, žinokit, tai yra viduj, bet ne išorė. Būtent viduj yra ta laisvė. Ir jūs, kai truputį pasigilinsit į tą mindsetą ir tuos dalykus svarbiausius, apie kuriuos kalbėjau, jūs suprasit daugiau, kad būtent ta laisvė ir knygutės bus, reiškia, Psychology of Money, ta prasme, kur mes iš tų pinigų darom kažkokį stabą, kažkokį fetišą, kažką tai tokio, reiškia, kol jų neturim. Kai tu, reiškia, jų turi, supranti, kad jie neišsprendžia visko ir geriausi pasaulyje. Svarbiausi dalykai pasaulyje nenuperkami už pinigus. Santykių nenupirksi už pinigus, sveikatos nenupirksi už pinigus. Tai va, taip kad dirbti, reiškia, hard versus smart. Vėl, čia tie angliški terminai, aš vis juos naudoju, bet kad, Lietuvoje sunkiai su tuo lietuvišku žodynu, jis per siauras, kad apibūdinti, reiškia. Nesunkiai, bet išmaniai reikia dirbti. Reiškia, ne hard, bet smart, ta prasme. Aš galiu vėl pasidalinti ne kuo, bet savo paties patirtimi, reiškia, ir būtent tą vėlgi leidžia tas Amazonas ir jos vertas. Prieš mano verslo pardavimą vienas žmogus mano komandoje, kurių buvo iš viso 3, reiškia, su manimi skaitant, padarydavo maždaug 1,5 milijono apyvartos ir, reiškia, 0,5 milijono pelnų, reiškia, per metus, dirbdamas 2 valandas per dieną. Viskas, taškas.
tokio lygio efektyvumo, kurį leidžia ne kažkokias mūsų ten, kad mes super duper gudrūs, protingi, taip mes pasidarėm tais gerais Mišelino virėjais, per daug metų susikonstravom tą, bet tai yra įmanoma. Tokio lygio efektyvumo, kaip čia sakiau, aš kiek žiūrėjau rekvizituose, neradau kompanijų, kuriuose būtų pasiektas tokio lygio efektyvumas. Ta prasme, aišku, sunku lygintis ten su 100 milijonų ar ten milijardų apyvartų kompanijom, bet tokio vidutinio ten 5, 10 ar kelių 10 milijonų lygyje tokio, reiškia, darbo efektyvumo aš nemačiau. Ir vėl tą visą įgalina Amazonas. Ir dabar dar labai paprastas dalykas, reiškia, jūsų darbo kultūra, jūsų darbo etika, kokia tai turi būti. Reiškia. Aš sakau, bet kam, parodyk, kaip tu darai bet kokį vieną darbą. Leisk man pažiūrėti, bet imkit, padarykit kažkokį tai darbą ir aš pažiūrėsiu, kaip jūs jį darote. Aš pasakysiu jums, kaip jūs darote. Aš pasakysiu jums, kaip jūs darote visus kitus darbus. Nes tai yra tiesiog, tai yra, reiškia, jūs jau neapgausit nieko ir savęs neapgausit. Nu tiesiog, reiškia, kaip jūs darot vieną darbą, taip jūs darot viską. Tai yra, jūs turite turėti savo etiką ir kultūrą tokiu lygiu, kad visi jūsų darbai, įskaitant ir darbą Amazone, būtų daromi atitinkamų lygių. Kitaip nepasieksi tos laisvės ir tos sėkmės. Va, o, čia dar klaidų. Nežinau, ar čia turiu teisę dar pagadinti jūsų laiką, nes aš jau žiūriu, kad mes, reiškia, išlipam iš ribų, bet matau, kad dar čia 11 žmonių yra kantrių, tai trumpai gal perbėgsiu, reiškia, per čia tas didžiausias klaidas, reiškia. Tiesiog visą tai, ką jau sakiau, kaip tinkamai psichologiškai pasiruošti, tai yra didžiausia klaida, yra tiesiog tas netinkamas psichologinis pasiruošimas. Pasakiau, kaip išvirti gerą sriubą, kaip pasirinkti tinkamus ingredientus, kaip pasirinkti gerus produktus. Viena iš pagrindinių klaidų yra netinkamas produkto pasiruošimas. Vėl savo skaičių nežinojimas irgi yra tas pats. Tai va, bent vieno iš tų 3 pagrindinių dalykų Amazone nepadarymas, viskas, jums yra smūgis žemiau juostos. Tai yra netinkamas psichologinis pasiruošimas, netinkamas produkto pasirinkimas arba savo skaičių nežinojimas gali jūs nuvaryti į niekur. Į tuščias apsukas, į ten labai mažo ar minusinio pelningumo Amazono biznį ir ką tu pasakysi, kad padariau 1 milijoną, reiškia, apyvartos Amazone pernai metais ir uždirbau 1000 eurų per metus. Nu, apie ką čia? 80-20% principo nesilaikymas. Tai yra, skirkit dėmesį 20% savo, reiškia, dalykų, kurie duoda 80% rezultatų. Tas Pareto principas. Blogas sandėlių arba gamybos planavimas, blogas finansų planavimas. Nu vėl tie patys elementarūs dalykai, jau čia taktiniam lygmenį dalykai, kuriuos tiesiog reikia imti ir susitvarkyti, bet deja, labai daugelis žmonių atrodo tokių elementarių dalykų nesugeba, nesusitvarko, nekreipia dėmesio, o kai jau tą pamato, paskiau būna vėlu. Amazon specifikos ir rizikų nesupratimas, vėl ten nereagavimas į tam tikrus alertus, pastabas, reiškia tam tikrų formų neužpildymas, visokie ten reikalavimai, visokie compliance, labai daug tokių dalykų. Tai jeigu kas nors neaišku, jeigu Amazonas atsiunti kažkokį e-mailą ar žinutę ir pats nežinai, tai paklausk. Yra bendruomenė, esu aš, yra Simas Želvys, yra daug kitų išmanių žmonių. Visada niekas neatsisakys padėti, niekas neatsisakys atsiųsti atsakymą į klausimą. Mes pratę reaguoti per 24 valandas. Jeigu kur nors kelionė, tai parašysiu, sorry, kad dabar negaliu atsakyti, bet vėliau grįšiu. Nu ir neteisinga kainodara. O kaip teisingą kainodarą padaryti, tai va, čia yra tas pelningumo receptukas. Kaip aš pakėliau savo pelningumą nuo maždaug 5-10% iki 35%. Niekada nedariau jokių, reiškia, nuolaidų. Per visus ten Black Friday, Cyber Monday, kai visi leidžia kainas, mes kėlėm kainas, reiškia,
Tai jokių kalbų, tik tai taip. Ir kiekvieną kartą prieš tą Q4, kadangi mūsų buvo dovaniniai produktai, aš pakeldavau kainos maždaug 15–20%. Ir paskui po naujų metų pamirždavo jas nuleisti. Tiesiog laikydavo jas visus sekančius metus ir gale metų dar pakartodavau tą patį. 3 kartus pakartoju šitą veiksmą ir pasidarė iš, reiškia, tų 5 ar 10% 35%, kaip aš sakiau. Viskas paprasta. Ne visai paprasta, reiškia. Tam, kad tą daryti, reikia ypatingų sąlygų, tam tikrų ypatingų savo susikurtų sąlygų. Turi turėti premium brandą ir kokybę. Tokių sąlygų nesusikursi ir nepakelsi, jeigu pardavinėjai kartu su kinais šalia besistumdančiais generinius produktus. Jeigu tu turi unikalų produktą, ryškiai besiskiriantį tiek kokybę, tiek kažkokiu savo išskirtinumu, kažkokiu elementu nuo visų konkurentų, tu gali savo šitą leisti. Tu gali leisti, tu gali uždominuoti tą nišą, tu gali pasimti ten 2/3 pardavimų, nesvarbu, kad tavo konkurentai kinai gal pardavinėja už 2–3 kartus pigesnę kainą. Kaina čia nėra faktorius, kokybė yra faktorius. Ypač Vokietijoje, ypač Europoje, bet ir Amerikoje taip pat. Tai va. Ir čia yra, reiškia, gausit visą medžiagą, tiesiog geros knygutės, kurios tiesiogiai susiję su mano pranešimu tam tikrais elementais, tikrai patariu paskaityti. Trečioji yra būtent Amazono tema, karas viskam, ta prasme, čia visai šviežia knyga. Visos kitos apie psichologiją, apie mindsetą daugumoje, ta prasme. FBA Lietuva oranžinės Facebooko grupė, nežinau, ar yra dar jos nežinančių, neprisijungusių, jeigu yra, tai laisvas prisijungimas, rašykit, skambinkit, prisijunkit. Mano kontaktai, jeigu kam kils kokių klausimų. Na ir tiek. Ačiū uždėmesį ir sėkmės jūsų Amazono versluose. Jeigu dar turit kažkokių klausimų ar kažkas parėjo, sakykit, žiūriu čia chatą, galite atsisiųsti lektorių medžiagą, mano medžiaga jau yra, kiek supratau, padalinta. Na va, tai ką, gero pavakario, einam gerti kavos ar kitų energetinių dalykų ir mėgautis paskutiniais vasaros, reiškia, atspindžiais rudenį. Ačiū uždėmesį ir sėkmės viso.